Transporto sektorius yra didžiausias energijos vartotojas Lietuvoje, kuriame 2022 metais buvo sunaudota daugiau kaip 40% visos galutinės energijos. Lietuvoje kasmet yra sunaudojama apie 2 milijonai tonų degalų, todėl beveik trečdalis Lietuvoje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų susidaro būtent transporto sektoriuje. Tam, kad Lietuva pasiektų iki 2030 metų transporto sektoriuje išsikeltus tikslus, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimai, lyginant su 2022 metais, turėtų sumažėti bent 39%. Mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus transporto sektoriuje siekiama didinant atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą ir energijos vartojimo efektyvumą, tačiau transporto sektoriaus rodikliai gerėja nežymiai arba situacija tik prastėja. Atsinaujinančių energijos išteklių dalis transporto sektorėje nesiekia dar 2020 metais planuoto 10% rodiklio ir šiuo metu sudaro tik apie 6,7%, kuriame elektros energija sudaro tik labai nedidelę dalį. Nors elektromobilių skaičius Lietuvoje didėja, tačiau naftos degalais varomų transporto priemonių skaičius auga dar sparčiau. Nuo 2005 metų tokių transporto priemonių skaičius padvigubėjo ir šiuo metu siekia 2 milijonus. Mūsų atlikto audito rezultatai rodo, kad vis dar nėra išnaudojamas vietinių biodegalų gamybos potencialas, o elektros energijos panaudojimo plėtra vyksta per lėtai, todėl iki 2030 metų transporto sektoriuje užsibrėžti tikslai gali būti nepasiekti.